Labas rytas. Pabudame ir kelkimės. 7 valandas ryto. Esam Varšuvoje, einam pusryčiauti. Ir judėsime maždaug link namų. Einu apžiūrėti. Nieks nenulaupė mano mašiniuką. Mūsų padangos nenuleistos, apsižiūrim. Nieks nenudaužė netyčia. Atrodo viskas vietai. Miegojom gerai, lovos patogios, apsistoję buvom prie pagrindinio kelio, čia tokio daugmaž vietinio. Tai visą naktį užė mašinos, bet negirdėjom, nusikalę, pavargę. Viskas gerai. Viešbutis 86 eurai, 3, 2 plius vaikas su pusryčiais skaičiuotais. Einam, papusryčiausim. Ir judėsime maždaug link namų. Taip, pusryčiai tokie. Prabangiai, kaip vestuvės. Vieni. Sprendėm valgyti lauke. Gaivus oras. Apsiniaukia, bet nešalta. O. Visko pilna. Dešrelių, kiaušinienės. Kumpiuko, blynai. Nu tikrai gausus pusryčiai. Tikrai gausus. Šitą mamytė labai skani. Su sviestuku per pusę persipjaunius į tipinį žodžią. Vestuvinė salė. Super. Skanos. Mums. Nu ką, vėl pilam kurą. Pilam ir pilam tą kurą. Kilometrai tik sukas. Kiek čia dabar, palauk, vėl nuvažiavom. Su kilometro. 636. 636 kilometro. 636, vėl skaičiuosim kurą. Kiek čia gausis. Op. 636 beveik 10 litrų, kaip čia gavos. 636. Taip, ne? Jo, 636. Biški pakrauta mašina, iš karto 10 litrų beveik gavos. Kura. Nu jo. Nu jo, gal net neskaičiuoti. Čia bus labai netoli 10 litrų. Labai netoli 10 litrų. Taip, einu susimoku. Ir šalia yra McDonald's. Šalia yra McDonald's. Stojam pavalgyti. Va. Čia Circle K. Degalinė, čia Circle K. Gerai, tai ką? Nieko įdomaus. Toliau kelionė, kelias, viskas per tą patį. Važiuojam, dabar išvažiuojam tik iš Varšuvos. Yra 2:30 Lietuvos laiko, tai būsim kokią 9 valandą. Gerai, priedam.